Ar kada teko susimastyti, kaip idėjos, kurios atrodo pasmerktos žlugti, ne tik išgyvena, bet ir išplinta po visą pasaulį? Na, šiandien mes kaip tik ir panagrinėsime vieno tokio judėjimo išlikimo planą. Tai tikras planas, kaip išgyventi ir augti nepaisant visko. Pradėkime nuo, gal kiek netikėtos vietos. Matot šitą frazę? Exprimez vos choix. Prancūziškai tai reiškia išreikškite savo pasirinkimus. Gali atrodyti, kad tai tiesiog eilutė iš bet kurios interneto svetainės slapukų pranešimų. Ir ką tai turi bendro su mūsų tema? Pasirodo, viską. Ir štai čia kyla esminis klausimas, ar ne? Ką bendro turi pasirinkimas, kurį darome internete spausdami sutinku, ir senovinio tikėjimo išlikimas? Pažiūrėkim, ryšys čia tikrai stebinantis. Taigi, pereikime prie pirmosio šio plano punkto. Ir pasirodo, viskas prasideda nuo krizės. Ankstyvasis krikščionių judėjimas pačioje pradžioje susidūrė su dviguba grėsme. Viena, kuri ardė iš vidaus, ir kita, kuri puolė iš išorės. Pirmas didžiulis iššūkis kilo pačioje bendruomenėje. Ji nebuvo vienalytė, įsivaizduokim. Vienoje pusėje hebrajai, vietiniai kalbantys aramėjiškai, kitoje helenistai, atvykėjai iš diasporos kalbantys graikiškai. Dvi skirtingos kultūros, du požiūriai. Ir konfliktas įsiplieskė dėl atrodytų buitinio dalyko – pagalbos našlėms paskirstimo. Gerai, trumpam stabtelkim, kad būtų aiškiau, kas ta diaspora. Tai tiesiog žydų bendruomenės, kurios gyveno išsisklaidžiusios po visą Romos imperiją, toli nuo savo istorinės tėvynės. Būtent iš ten ir atvyko helenistai, atsinešdami savo kalbą ir papročius. Ir būtent čia įvyksta neįtikėtinas, tiesiog paradoksalus dalykas. Prasideda išorinis persekiojimas, nukreiptas kaip tik prieš tuos pačius helenistus. Jie priversti bėgti iš Jeruzalės, bet bėgdami jie ne šiaip slepiasi, jie nešasi savo idėjas į naujas žemes. Taigi krizė, kuri turėjo juos sunaikinti, tampa plėtros varikliu. Jie tiesiog išstumia judėjimą už jo lopšio ribų. Gerai, tai krizė jos išsklaidė. Be to juk neužtenka, ar ne? Svarbu ir tai, kaip jie elgiasi ten, kur nuvyko. Ir čia pereiname prie antrosios išlikimo strategijos. Jų strategija, man atrodo, tobulai nusako ši mintis. Kalbėk tik tada, kai tavęs klausia, bet gyvenk taip, kad tavęs klaustų. Tikslas nebuvo agresyviai piršti savo įsitikinimus. Tikslas buvo gyventi taip, kad aplinkiniams patiems kiltų klausimų, kad jie patys norėtų sužinoti daugiau. Ir tai nebuvo tik abstrakti idėja. Štai, pirmajame Petro laiške randame, sakyčiau, tokį 3 žingsnių vadovą, kaip bendrauti su pasauliu. Pirma, turėk savo viltį, tvirtą įsitikinimą. Antra, visada būk pasiruošęs apie ją papasakoti. Ir trečia, svarbiausia, daryk tai ne agresyviai, o švelniai ir su pagarba. Tai ne propaganda, o atviras atsakymas tiems, kas klausia. Gerai, bet judėjimas plėčiasi, laikas bėga. Kaip išlaikyti visus kartu? Kaip nepasimesti ir neištripti tarp kitų kultūrų. Tam reikėjo dar vieno be galo galingo įrankio – bendros atminties. Ir čia svarbiausia – ne sausos taisyklės ar dogmos, kolektyvinė atmintis kuriama per patirtį, per gyvenimą, per nulatinį pamatinių istorijų, kaip antai išėjimo iš Egipto, prisiminimą, per ritualus šeimoje, per bendruomenės šventes. Tikėjimas tampa ne instrukcija, kurią reikia iškalti, o lėtų įsigėrimu, kuris tampa žmogaus dalimi. Ir lieka paskutinis, bet galbūt pats svarbiausias klausimas. Kas nutinka, kai judėjimo įkūrėjo, pirminio lyderio, fiziškai nebelieka? Kaip išlaikyti kryptį ir viltį? Atsakymas slypi pažadė, gana stipriame pažadė, duotame mokiniams. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Tai buvo užtikrinimas, kad viskas nesibaigė, kad jie neliks vieni. Ir šis pažadas nebuvo tuščias, jis įgavo labai konkrečią formą. Gynėjo, arba kitaip tariant, vidinio vedlio idėja. Tai nebe išorinis lyderis, o vidinė jėga, tiesos dvasia, kuri teikia stiprybės, patarimų ir drąsos atlaikyti spaudimą. Vadovavimas iš esmės persikėlė į bendruomenės vidų. Gerai, dabar pabandykime viską sudėti į vieną vietą. Sugrįžkime prie to išlikimo plano, apie kurį kalbėjome pačioje pradžioje. Kaip jis atrodo? Štai jis, visas planas. Matome, kad kiekvienam dideliam iššūkiui, ir vidiniai krizai, ir išoriniam priešiškumui, ir tvarumo klausimui, ir net lyderio praradimui buvo paruoštas labai aiškus strateginis atsakas. Tai sistema, kuri leido ne tik išgyventi, bet ir klestėti. Ir dabar prisiminkime,
Nuo ko pradėjome? Nuo tos keistos frazės interneto svetainėje «Exprimevo šuo». Išreiškite savo pasirinkimus. Bet kurios idėjos plitimas galiausiai yra prašymas padaryti pasirinkimą. O visas šis planas, kurį ką tik aptarėme, tai ne kas kita, kaip neįtikėtinai sėkmingas metodas. Kaip paskatinti žmones paspausti «Sutinku». Ir pabaigai klausimas apmąstymui. Ar šie principai gimę prieš tūkstančius metų vis dar veikia? Apsižvelgus aplinkui, ar nepastebime jų veikimo ir šiandien, plintant socialiniams judėjimams, idėjoms, o gal net ir prekių ženklams? Manau, apie tai tikrai verta pagalvoti.